kalbant apie gedulą ir va tą, žinai, apie procesą jo, kada jis yra sėkmingas ir kokie yra nesėkmingi, žinai, bandymai, tai nuolat dairimasis atgal, nuolat bandymas sugrįžti tą pačią upę. Senų senovių pasakyta, prieš mūsų erą Heraklitas, ar mūsų eros mąstytojas, nežinau, reikėtų patikslinti, sakė, kad į tą pačią upę 2 kartus neįbrisim. Kartais vis bandom įbristi 2 kartus į tą pačią. Labai dažnai. Mitas yra puikus. Orfėjas Euridikė. Kai Euridikė miršta ir Orfėjas keliauja jos iš Hado susigrąžinti. Ir jam yra duota ir leista. Su viena sąlyga, kad tu eini priekyje ir neatsigrėži. Tu pasitiki ir eini toliau ir pasitiki, kad tave seka, kad turi. Ir tai jau būtų, tu ją išgelbėsi, ne? Orfėjas neišlaiko bandymo, kad jisai atsisuka ir viskas praranda amžiams. Tai mes, kai sukiojamės, prarandam amžiams. Kai pasitikim, kad seka, kad yra su mumis, kad yra ta patirtis, kurią žmogus mumise prikėlė, pažadino, kam jis mus įkvėpė, gali gyventi toliau. Tiesa, jau be to žmogaus. Bet mes galim tęsti. Ir kai nesidairom atgal, kai nenorim turėti, nepretenduojam turėti. Nebepretenduojam. Einam pirmin, taip, pasitikim, kad seka. Bet aš einu su abejonėmis, kad jeigu aš nebeturėsiu tų situacijų, kurias turėjau ir kuriuose taip gerai jaučiausi su tuo žmogumi, kurio nebėra. Jeigu aš nebeturėsiu, paprastai pasakysiu, jeigu aš nebeturėsiu kalėdų, kurias švęsdavau su šituo žmogumi, tai aš iš viso nebežinau, kokios tos kalėdos bus. Ar aš jas turėsiu savo širdyje? Ir dabar eiti į priekį ir neprisiminti to, man atrodo, kad žmogus išėjo ir visus mano prisiminimus išsinešė. Ir visas tas situacijas, kuriuose aš taip saugiai jaučiausi, pavyzdžiui. Taip, norim saugumo iš kito žmogaus, norim, kad jis mums būtų liudininkas, norim, kad jis padėtų mums, būtų mūsų ramentas ir padėtų mums būti tuo, ko mes esame. Nežiūrėsiu atgal, tai nereiškia, kad neprisiminsiu. Žiūrėsiu į priekį ir prisiminsiu.